Vaivorykštėj tiek daug spalvų. Čia Agnė. Jai 12 metų, ji netrukus žengs į sceną ir dainuos jums, televizijos žiūrovams. O štai taip ji muzikuoja kaimo mokyklos muzikos klasėje. Man muzika prie širdies labai. Daina lyg skraidymas, tiesiog plaukimas, bangavimas, įdomus jausmas. Kai susinervinio irgi galima pradėti dainuoti ir tada greitai nusiraminti gali. Kol Agnė mokykloje kuria savo svajones, už keliolikos kilometrų Ramanavos kaime jos laukia mama. Šeima gyvena apgriuvusio namo tamsiame kambarėlyje. Čia įsikūrė, kai prieš 3 metus ištiko nelaimė ir prieglobstį pasiūlė mamos pažįstamas. Vieną rudens vakarą Agnės tėtis pasitraukė iš gyvenimo. Kaip tik tuomet jos tėvai ketino skirtis. Ir kaip pakrypo kalba apie vaikus, su kam vaikai nori gyventi. Vyresnė Agnė, tai jinai dar protingesnė, daugiau mąstanti. Jinai sako, man tai jokia skirtumo. O sūnus, kai jaunesnis, atsisėdo pas mane ant kelių ir pareiškė, sako, aš noriu gyventi su mama. Ir tada įsiuto žmogus, kai išgėręs, tai daug ir nereikia. Tragiško įvykio Agnė ir jos brolis nematė. Tuomet jie jau buvo išvežti iš nesaugių namų. Mamai teko pranešti vaikams, kas nutiko. Namuose grįžusi apsikabino, baudu. Paverkėm. Agnės mama buvo slystelėjusi, įniko į alkoholį, tačiau sugebėjo atsitiesti. Dabar ji dirba ir kiek išgali rūpinasi vaikais. Šveičiam baldus, paruošdinėjam dažymą. Aš suprantu, kad jiem norisi kažko tais daugiau ir aš galbūt negaliu suteikti. Bet tai kiek galiu, tiek stengiuosi. Mama mane prižiūri, aš esu už tai dėkinga ir tuo pačiu aš ją labai myliu dėl to. Jinai nėra tokia kaip iš pasakų pamotės blogusios. Agnei patinka eiti į mokyklą. Mama jai ir jaunėliui broliui sako, kad mokytis yra labai svarbu. Labiausiai Agnei sekasi anglų kalba. Koks nors anglas ateitų ir pasiklaustų kelio, jeigu nieks nemokėtų anglų, kas padėtų jam nueiti namo. Jei kaip pavyzdį rodau save, sakau, ką tu nori irgi taip, baldus, sakau, išveisti, ar tu nori kažko tai daugiau iš gyvenimo. O gyvenime norint kažką pasiekti, reikia baigti mokslus. Duok Dievą, kad tik tais viskas būtų laimingai, užaugtų gera, dora ir visa kita. Kaip būtų dabar, jei praeitis būtų susiklošiusi kitaip? Mano sesuo pasakė, sako, va, galėjai pasirinkti visai kitą gyvenimą. Va, būtum ėjus mokytis, visą kitą toliau. O mano duktė sako, teta Vida, sako, jeigu, sako, mama nebūtų pasirinkusi gyventi su mūsų tėčiu, sako, nebūtų mūsų. Mano sesuo sako, būtų kiti vaikai. O mano duktė sako, bet tai ne mes. Mano didžiausia svajonė turėti mūsų savo namą. Agnė jaučiasi nesaugi. Būstas nepriklauso jos šeimai. Jie čia laikini svečiai. Būtų bendros šeimos, tiesiog mūsų namas, ne bet kieno name gyventų. Kad žinotume, kad tai mūsų. Tu iš savo namų nebūsi išvarytas. Ar Agnė pasieks savo tikslo? Ryžto jai netrūksta, bet ji dar turi užaugti. O Agnės šeimai namų reikia jau dabar. Pagalbos reikia jau dabar. Jūs galite jiems padėti. O Agnė gali padainuoti.